Nu ir sveiki, esam čia Latvijoje prie Bartas ir tokia apleista stovyklavietė. Ar aplonka dar kas, ar visiškai apleista. Šiaip vyžis ir važiuojams. Gal dar kas ir gyvent čia, manau. Tai valdą parašyti latvišką. Bet šiandien žiūriu, jeigu spintos uždarytas, nėra nieko. Čia žiūriu, kit namuką dar tokį kaip ir gražiai atrodo. Gal ne visiškai apleista yra. Na, tokiems kiek spėjai, nieks nebegyvena. Bet čia šalia stovi dar toks gana gražus ir elektra čia, kiek suprantu, yra. O, žavietė. Mes kažkokį bidoną. Tai vis pažiūrėti, gal meiktas. Pasirodo rakina. Na, varom toliau, apžiūrėsim. Kažkaip daržinėlį ir apžiūrėjau stogų. Ir čia visai eilė tokių. Negyvenamų namukų. Vėta labai gražiai paskiau vėjas parodys čia prie Bartas upės. Tikriausiai negyvena, bet čia greičiausiai vis užrakinti. O, tai vartelė užkabinė tvarkinga. Čia greičiausiai dar kažkas atvažiavo. Čia taip jau apleista, atrodo, pirmus metus. Įdomu būtų kažkur tai pasiguglinti, kas čia ir buvę per lageris. Dabar ant toks nebeveikausi, labai tokių gražių vietų, sakyčiau. Bet visur užrakinėt, lovytis, nušautą, niks neišlaužyta. Čia jau kažkam naga Panevėžyje. Grindys jau toks papuvusi prie įėjimo. Hektarnas kaba. Čia kažkas buvo prasisukęs. Nervuotas, matyt. Da, viens tipo tokį. Staliuką laukia. Tokie stipriai nebenaudojamis. Grindys jau čia reikia bijoti lūžti. Bet čia vidas biškį tvarkingesnis. Lubas įkritus. Spinta netgi rūbam. Spintelį, saugyklę išsukinėti. Pažiūram, gal spintelį apatarėm. Spintelė tuščia. Alaus nebėra. Varom toliau. Dar viens eilinis namukas. Išlaužta jau. Žodžiu. Pilna gyvenams kažkada bus.
Stogas sustatytas. Gal dar ruošas gyvenam daryti, remontuoti. Nežinau, kažkokia bačka. Bet neįsivaizduoju, kam man čia reikalinga. Pilna čia tų namukų tokių. Ai, čia tualetą netgi. Tvarkingiausia tualetą. Rusiškom raidėm parašyt. Ženskiai ir mušskoj. Varom, žiūrėt, kaip į tualetą čia atrodo. Viskas atvarkyti, viskas. O, kas per tvarką tualetų? Tualetinė popierė net kaba. Čia visą aikštį prasideda. Bet labai didžioji dalis tų visų namukų. Pleistų tokių. Vienur kitur žiūrėjo. Užrakinta ir žodžiu, vandenuką pripėrė. Čia žiūri netgi gal žemė kažkas žmogus gyvena, čia kamenukas irgi stovi. Elektros dėžė. Kvapą tokį, kad jūs įsivaizduotumėt. Miško kvapelė. Čia gal rimta kas gyvena, čia ir ištrypti buvo, čia rimta atvažiavo kažkas. Vartelė. Uždaryti tvarkingą teritoriją. Šašlykinis. Va, tuoks statuvėtis čia. Gyvenk ir žvenk. Pakėlis dar, žiūri, veda. Jo, čia linkupis. Ne jo, čia, bet linkupis. Žiūri, kad nelabai kas vokščia. Ten linkupis parodys, ką poezija atrodo. Čia tau tą keliadams iš vis pamačiau, tai net vis mūrinį pastatą. Šviestovas kažkada buvęs. Ramybė. Nežinau, kas čia per augalas. Žiūri, šveicė žydai yra. Tomse tokias rožinės žydas. Toks savo pastatas čia. O. Šviestuva. Longa kažkokie takėlis lygų praeitas, čia greičiausiai tokie pats smalsuolė, kaip aš. Ramynė. Tas ir vanginyčius iškalnas. Pačio upė. Bandžiau spreit parodyti, kad tas viskas atrodo. Nusileis. Nepradėjau graužti, tai Aklė vadinamis ir kas čia vanto toks sukilis. Tik vytelis, o ne, apleista. Apleistas namukas. Čia žiūri, duris jau užsukas, medvarštas. Tas buvo iš kažkada. Be kažkokį brūžiką. Tai kad vidau labai tamsu buvo, su telefonki galėjau pašveisti, tik pasišvičiau. Dabar jau turi šiek tiek šviestovą. Gal duris užsuks žmonės. Buvo dušinis čia. Dušinis, kad čia žodžiu toks kaip pravasyklos padarytas. Grupinis. Sopienis da pilna veikla.
pasisopoti. Tai aišku, net negirš. Vaikiškas upinė. Ant vaikiškų turnik padžiautas balionas. Rimtesnis, be balionų. Ir čia greičiausiai dar kažkas atvažiavo žiūro. Vėžis mašin, bet ištrypta. Šviestuvas, gal net veiklas. Čia namukai jau tai tikriausiai nebeveiklas, nors kažkas vakščiais dar yra. Na, mes pažiūrėsim, gal leis. Na, arba stipriai uždaryta, ar gal užsukcukau. Žodžiu, nelaužom. Gryba tokie auga. Gazda mane. Va. Einam, kur duris praveras ir lovas. Bosta kažkas gėris. Lovas išvatas ir palikęs. Irgi takėlis į apačią. Paupį. Čia labai gera nesimato per krūmus. Čia veina lovas, staliukas. Žodžiu, apsaugo nuo mūsų. O toks ganėtinai tvarkingas. Špiešis kažko, paveiksliukų savo. Pusiau latvišką, pusiau rusišką užrašė. Varavo tų takiukų dar į paupį pažiūrėti. Patam pamatys. Na va, artėjam link paupį. Čia žodžiu greičiausiai žmonės eina maudytis, nes labiau tas takėlis toks, ar pažvejoti, labiau numintas takėlis. Va, čia vandenoks labai jau toks, kaip išvarus, sakyčiau. Maudyks ir norėk. Krantą tokie. Gražu, labai graži vieta. Čia toks pasilepimų, palaipėjimų. Kiek suprantu, dar čia trūks detalių. Būdavo tie tokiai vamzdė, šniurs pariš, čia tokie, kaip ir gyvenams namok, sakyčiau, užrašas parkas. Nežinau, kad tas parkas reiks, bet greičiausiai, kad to ir reiškia. Latviška. Kaminuks, praustus, muils. Visai neseniai laužas kurens. Ja, čia žmogus greičiausiai gyvena, bet čia tikriausiai užrakinta ir vidiniai eis. Šiaip spyn nėra kabinta, bet jau su normaliai raktai užrakinta, užuolaidas ištrauktas. Ir va. Apačioj vaizdai. Toks skardis. Ir upė apačioj. Saton. Jaučiu sveikinamės. Baigas salto tokį video prabėgom. Aišku, čia niek įdomas neparodžiau. Bet man tas gamtos lopinėlis toks kaip labai patiko. Nes čia prie Bartas, Latvijos pusėje jau ta Barta, tik normalių pyr. Labai gražu. Ir ką Latvija dar sugebė išsaugoti tokius apleistus objektus. Ir išlaikyti dar pagyventi tokius būdelės. Labai malonu pamatyti ir gerai tada iki pasimatymą. Įsikorsiu gal dar kažkada kitą, gal net įdomesnį video galvoju. Nes šiaip sakau, čia tas mano video toksikas išėjo. Žodžiu, iki.